Jeigu tik pajustų žaidimo ritmą, gali pririnkti tų taškų. Lau. Pats metas. Taškų persvara pirmauja Pieno žvaigždės. Derikas Lau atakuoti iš tolinės ryžto, bet Giedraitis vėl ne. Derikas Lau, 7 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Janas Vujukas netrukus pasirodys aikštėje. Montašo 8 taškai yra Simo sąskaitoje šiandien. Ir atakuoja iš to. Kol kas neturi ką prieš pastatyti Antanui Kavaliauskui ir jo puolimo arsenalui. Derikas Lau. Lau. Iš vidutinio nuotolio. Staigiai ir tai. Ir kol kas tą laiką tarp šių 9 žaidėjų ir stengiasi. Žalgirio persvara auga jau iki 8 taškų. 16-20. Ir tai virsta rezultatyviais perdavimais, kas atsispindi ir rungtynių. Patys pasvaliečiai yra prasižengę kol kas vos porą kartų šiame ketvirtyje. Derikas Lau meta ir 7 vietoje. Iki tos 7 vietos, sakykime, Pieno žvaigždėms reikia nedaug, 2 pergalių. Tai yra viena iš tų atakų, kada reikia gyventi, pelnyti taškus, jeigu šiandieną dar svajoja apie pergalę. Derikas Lau iš toli atakuoja, metimas. Derikas Lau, prieš jį Adas Juškevičius, ateina užtvaros statyti Andrejus Agafonovas. Derikas Lau, 3 taškai. Šiandien Žalgiris gauna iš varžovų. Ir iškėja Žalgirio persvara kovoja dėl kamuolių 32-22 dabar. Pasvalio komandai ir įdomu tai, kad vėlgi, kuomet tik pradėjo pro šalį šaudyti iš toli Manto Šerniaus auklėtiniai, Pasvalio Pieno žvaigždžių komandos ataka. Taip, šiandieną skubėti Pieno žvaigždės negali. Rotacijoje yra tik 8 žaidėjai. Toks Pieno žvaigždžių komandos penketukas. Derikas Lau. Na, Lauris Blausas yra. 4 kartus. Lau specialiai neliečia kamulio. Dabar galima dar užbaigti ir ataką rezultatyviai. Lau. Jo metimas. Mantas Kučas. Derikas Lau. Ir Lau gražiai dabar klaidina ir nes Derikas Lau lieka prieš Paulių Jankūną. Vikresnis žinoma yra Derikas Lau. Jankūnas daro viską, ką gali, bet išmaudo Derikas Lau. Na vėl, taip nebrangina kamulio šiandien, galima sakyti taip, Pieno žvaigždės. Galbūt kausto įtampo žaidžiant su Žalgirio. Adrijos krepšinio lygoje atėjus Damirui Mulamerovičiui prie komandos vairo, Cibona pakilo ryškiai. Atrodo, kad tritaškis dabar yra įrašytas. O čia labai perdavimas ir iš po krepšio 2 taškai. Derikas Lau. Gražiai nardo. Derikas Lau. Štai taip. Reikia galbūt atrasti tą raktą į Valdo Vasiliaus širdį, galbūt galima sakyti taip, į Valdo. Tiek laiko beturi. Pieno žvaigždės neranda, kam kamulio gražinti Dovydas Rėdikas. Ir gražiai baigė šią. Derikas Lau. Ir Deriko Lau labai gražus per vienerias rungtynės 55. Atkovoti kamuoliai priklauso būtent Pieno žvaigždėms. Toks kokio ir tikėtasi. Atkarklus, kova taškas į tašką. Derikas Lau. Gražus perdavimas po krepšiu. Gintaras Krapikas, kaip ir minėjo, komandai šiek tiek buvo poilsio suteikta, nes kitu atveju Nenorėjo 2, gavo 3, taip galima pasakyti, 34-32. 2 prieš 2 žaidžia Agafonovas. Iš nacionalinės krepšinio lygos į Lietuvos krepšinio lygą Tadui Rinkūnui tas Jevičius 14, Liuiso sąskaitoje 13 surinko Kulvietis. Sąskaitoje 0 taškų, tačiau jau 4 rezultatyvūs perdavimai. Rezultatyviausiai rungtyniauja Babrauskas, o čia 17 jau yra surinkęs ant Žižičius. Geras Deriko Lau perdavimas. Vos 2 minutės ir 17 sekundžių. Dabar bandys atlikti svečiai. Ir darinys pavyksta. Ramonas Mūras pralaimėjo pasvaliečiai rungtynėse Prancūzijoje. Ir po labai sėkmingo ketvirtojo kėlinio buvo įveikta Hafa. Ir Derikas Lau vagė kamuolį iš Šarūno Vasiliausko. 2 taškai iš 3 taškų zonos. Ramonas Mūras nepataiko. Dudzinskis atkovoja kamuolį, bet Maikas Skotas dar kartą labai solidus krepšininkai. Tas pats Travisas Beideris netgi blykstelė. Taip, Europos taurės varžybose buvo rungtynių. Žygimantas Janavičius ir klysta Žygimantas Janavičius. Greita ataka, Derikas Lau iš pranašumą ir apskritai. Tokiu atveju įmanomas scenarijus, kad Pasvalio klubas liks be atkrintamųjų varžybų. O čia Ramonas Mūras. Lietuvos Rytas prarado jau 17 kamuolių. Deividas Gailius sėdasi ant atsarginių gretose.
gana dažnokai auklėja savo komandos draugus. Na, jis kapitonas, Šiaulių derinys, kai keičiasi pusėmis Rokas Giedraitis ir Kameronas Arsas. O čia klysta Maikas.